Taigi turiu ypatingą žmogų ir ypatingą garbę pristatyti Milano profesorę, mokslų daktarę, elgesio ekonomistę. Taigi, žodžiu, ir knygos autorė. Knygos, kuri vadinasi Woman. Taigi, ar mes tikrai taip skiriamės, kaip mums teigia Grėjus, ar tikrai mes esam iš Veneros ir iš Marso? Ir, tarkim, praeitos vakarykštės konferencijos fone, ar mes esam vis tik tai tas toksai tarpinis, nebinarinis dalykas. Ir ar mes taip labai skiriamės, ar mes esame panašus. Taigi tiems, kurie neskaitė knygos arba galvoja, ar čia verta skaityti, ar neverta skaityti, kviečiu trumpam pokalbiui. Taigi, pristatykit, ką daro elgesio ekonomistės ir trumpai porą sakinių ir, žodžiu, apie jūsų knygą. Elgesio ekonomika yra panaši socialinė psichologija. Mes atliekam eksperimentus su žmonėmis ir žiūrime, kaip jie priima sprendimus. Pavyzdžiui, melavime, konkuravime, rizikavime. Ir tuos eksperimentus atliekam su skirtingomis lygtimis. Ir ką aš aprašau šioje knygoje yra, kaip skiriasi moterų ir vyrų elgesys skirtingose sprendimuose. Pavyzdžiui, kas konkuruoja daugiau, vyrai ir moterys, kodėl, kas rizikuoja daugiau, vyrai ir moterys ir kodėl. Ir knyga parašyta lengvu, laisvu stiliumi, kur visi gali suprasti. Taigi tai yra skirta ne tik tai mokslininkams, ne tik tai tiems, kurie, žodžiu, studentai buvo universitetuose, bet ir tiems, kurie nusprendė tiesiog Londone užsidirbti vienokiu ar kitu būdu, tiesiog tiesiai iš mokyklos suolo, ir jiems ta knyga bus absoliučiai suprantama be jokių mokslinių terminų. Net ir 12-mečiams gali būti suprantama, net ir paaugliams. Netgi ir paaugliams. Ir tarkim, tiems, kurie nemėgsta skaityti, jiems gali būti tai tiesiog pirmoji knyga, kuri kalba apie, kas mes tokie esam ir kodėl mes tokie esam. Taip, iš mokslinės perspektyvos, bet paaiškinta viskas labai paprastai. Taigi, o tada trumpai apie jūs. O kodėl jūs pasirinko tokią įdomią sritį? Ir kokiu būdu, kaip galima šiais laikais tapti tuo, ko jūs tapote? Reikia daug aistros, kaip ir viskam gyvenime, reikia daug noro. Ir mano atveju man labai domino elgesys, bet aš studijavau ekonomiką ir tada magistro metu nuėjau į tą elgesio ekonomikos kryptį. Ir dabar tuo ir užsiimu, ir atvažiavo Lundsburg, nes atskrido mums. Oi, labai atsiprašom dėl gatvės garsų. Taip, tai ir kiti gali tą patį daryti, tiesiog reikia iš viso žmonėms linkiu daryti kažką, kas jiems yra įdomu, nes kitaip nebūsi sėkmingas. Reikia rinktis tai, kas tave domina, o ne ką tau primeta socialinės normos. Taigi, dėkui, atsiprašau, nes tiesiog nebeįmanoma įrašinėti.